Rūta Visockytė. Raseinių rajono Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos mokinė. Ji vadovauja ateitininkų kuopai. Dalyvauja respublikiniuose ateitininkų renginiuose, akademijose, kuriuose skaito pranešimus, rašinius, pilietiškumo, tikėjimo klausimais. Ji garsina gimnazijos vardą ne tik rajone, bet ir respublikoje. Rūta laimėjo prizines vietas chemijos, biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros rajoninėse olimpiadose, anglų kalbos konkurse, dainuojamosios poezijos konkurse, skirtame Maironiui, patriotinės dainos konkurse, skirtame Lietuvos kariuomenės dienai. Rūta pilietiškumo, patriotiškumo, katalikiškų vertybių puoselėtoja, savanorė, visada pareiginga ir geranoriška. Aktyvi Nemakščių bendruomenės, gimnazijos, kultūros namų, bažnyčios organizuojamų renginių dalyvė, skaitovė, solistė, atlikėja. Laura Baltkojytė, Vytauto didžiojo universiteto studentė, buvusi Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnazijos mokinė. Būdama gimnaziste, aktyviai veikė gimnazijos savivaldos maironiečių veiklose. Parengė daug straipsnių ir foto bei video reportažų apie pilietinės iniciatyvas ir kultūros puoselėjimą, gimnazijos bei Raseinių krašto renginius. Aktyviai dalyvavo gimnazijos svetainės kūrime. Plėtojo ir kūrė gimnazijos svetainės turinį, dizainą, struktūrą. 2013 metais gimnazijos svetainė pripažinta geriausia tarp Lietuvos mokyklų svetainių. Pernai Laura inicijavo gimnazistų savivaldos bendradarbiavimą su Kelmės gimnazijos savivalda. To pasekoje gimnazistai buvo aktyvūs didelio susidomėjimo sulaukusio tarptautinio festivalio Etno Isterija organizavimo grupės nariai. Laura Baltkojytė buvo Raseinių rajono jaunimo reikalų tarybos narė ir pasaulio lietuvių jaunimo susitikimo savanorė. Ignas Kringelis ir Justinas Balčius, Ariogalos gimnazijos mokiniai. Ignas Kringelis, Ariogalos 13-osios kuopos šaulys nuo 2010 metų. Aktyviai dalyvauja šaulių veikloje, stovyklose, žygiuose, patriotinėse akcijose, kuriuose atlieka atsakingas instruktoriaus, skyriaus ar būrio vado pareigas. Už aktyvų dalyvavimą šauliškoje veikloje yra skatintas Ariogalos 13-osios kuopos ir Vytauto didžiojo 2-osios rinktinės vado padėkomis. Atsakingas, pareigingas, mėgiamas mokinių ir mokytojų. Visada elgėsi kaip dera doram ir sąžiningam šauliui. Justinas Balčius, Ariogalos 13-osios kuopos šaulys nuo 2013 metų. Už aktyvų dalyvavimą šauliškoje veikloje yra skatintas kuopos vado padėkomis. Aktyvus, draugiškas, atsakingas. Šį rudenį, tvarkant Daugeliškių miško bunkerį, Ignas ir Justinas rado 1948–1950 metų partizanų archyvą. Archyvas yra nugabentas į Vilniaus genocido aukų muziejų, kur yra restauruojamas. Mindaugas Barčauskas,
Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnazijos mokinys. 52-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados 9-12 klasių mokinių rajoninio etapo pirmosios vietos laimėtojas. Respublikinės Lietuvos mokinių chemijos olimpiados 20 vietos laimėtojas. 47-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajoninio etapo pirmosios vietos laimėtojas. 62-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajoninio etapo pirmosios vietos laimėtojas. 63-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados 9-12 klasių mokinių rajoninio etapo antrosios vietos laimėtojas. Rytis Pranckūnas. Gimė Betygalos miestelyje, o mokosi Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnazijoje. Aktyviai dalyvauja olimpiadose, bendruomeninėje ir visuomeninėje veikloje. Lietuvos mokinių matematikos olimpiados pirmosios ir trečiosios vietų laimėtojas. Lietuvos mokinių fizikos olimpiados antrosios vietos laimėtojas. Lietuvos mokinių muzikos olimpiados trečiosios vietos laimėtojas. Kauno krašto konkurso Švytintys akordeono garsai trečiosios vietos laimėtojas. 51-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoninio etapo antrosios vietos laimėtojas. Lietuvos akordeonistų konkurso Vilnius 2013 dalyvis. Adomas Čepliauskas, Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokinys. Mokyklinių matematikos ir informacinių technologijų olimpiadų prizinių vietų laimėtojas. Rajoninės matematikos olimpiados pirmosios ir antrosios vietų laimėtojas. Respublikinio matematikos konkurso Olimpis 2014 pirmosios vietos laimėtojas. 63-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados dalyvis, užimta 13 vieta iš 40 dalyvių. Respublikinio tarptautinio jaunųjų matematikų varžybų dalyvis Šiaulių universitete. Respublikinio informacinių technologijų konkurso Olimpis 2014 antrosios vietos laimėtojas. Tarptautinio informacinių technologijų konkurso Bebras dalyvis. Arnas Abromavičius, Antanas Nikžentaitis ir Laisvidas Sokas. Raseinių Šaltinio progimnazijos armonikierių trio. Savo veikla propaguoja liaudies instrumentus, tęsia etninės kultūros tradicijas. Yra puikus pavyzdys mokyklos mokiniams, pasirenkant, kaip prasmingai praleisti laisvalaikį, puoselėjant protėvių kultūrinį palikimą modernėjančioje visuomenėje. Šie mokiniai aktyviai dalyvauja ne tik mokyklos organizuojamuose renginiuose, bet ir folklorinio ansamblio Degulė koncertuose. Mokiniai grojo Respublikinėje dainų šventėje, dalyvavo Respublikinėme liaudies kūrybos atlikėjų konkurse Tramtatulis, folkloro festivaliuose Alytuje ir Kekavoje, Latvijoje.
Arnas, Antanas ir Laisvydas yra pareigingi, draugiški, principingi, turintys tvirtas nuostatas ir vertybės. Kolektyvo vadovė mokytoja Asta Nikžentaitienė. Rugilė Toftkevičiūtė. Raseinių rajono Šiluvos gimnazijos ir Raseinių meno mokyklos Šiluvos filialo mokinė. Vaikų ir jaunimo choro Šiloja dalyvė ir solistė, dainuojanti Šiluvos gimnazijos, bendruomenės, bažnyčios, parapijos organizuojamuose šventėse, puikiai grojanti fortepijonu. Rugilė jaunimo organizacijos Šiluvos skautai narė. Pernai kaip solistė užėmė 2 vietą Respublikinėme vaikų ir jaunimo sakralinės muzikos festivalyje konkurse Lakštingala 2014. Tapo laureate Raseinių rajono pradinių klasių mokinių konkurse Mažieji talenčiukai ir nugalėtoja Raseinių rajono Šiluvos gimnazijos konkurse Pradinukas 2014. Rugilė taip pat dalyvavo meninio skaitymo konkurse Šiluvos gimnazijoje, tarptautinėme matematikos konkurse Kengūra, rajono pradinių klasių mokinių žynio konkurse ir nacionalinėme Vinco Kudirkos dailyraščio konkurse Rašom. Julija Ambrozaitė. Raseinių rajono Šiluvos gimnazijos mokinė. Aktyvi gimnazijos veiklų organizatorė bei dalyvė. Daugelio rajoninių mokinių dailės, istorijos, technologijų olimpiadų laimėtoja. 2013 m. Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoninio etapo 3 vietos laimėtoja. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso Sidabro vainikėlis regioninio etapo 1 vietos laimėtoja, respublikinio etapo dalyvė. Respublikinio vaikų kūrybinių darbų konkurso Angelo žinia dalyvė. 2014 m. Lietuvos mokinių dailės olimpiados rajoninio etapo 1 vietos laimėtoja ir respublikinio etapo dalyvė. Raseinių ir Kelmės rajonų ugdymo įstaigų mokinių ir technologijų mokytojų kūrybinių darbų parodos konkurso laimėtoja. 2015 m. Lietuvos mokinių technologijų olimpiados rajoninio etapo 1 vietos laimėtoja. Julija Ambrozaitė dalyvauja ir atstovauja bei garsina ne tik gimnaziją, bet ir rajoną kasmet įvairiuose respublikiniuose konkursuose bei olimpiadose. Mergaitės mokytoja Rima Bingelienė. Deimantė Žukauskaitė, prezidento Jono Žemaičio gimnazijos mokinė, Raseinių sporto klubo Bušido narė, Lietuvos karate klubų turnyro 16-17 metų amžiaus grupės kata ir kumite rungčių 2 vietos laimėtoja. Tarptautinio karate čempionato Funakoshi Cup Lenkijoje kata rungties 2 vietos laimėtoja. Tarptautinio karate turnyro Tiger Way suaugusiųjų amžiaus grupės kata rungties 1 vietos ir kumite rungties 3 vietos laimėtoja. Baltijos šalių klubų Shotokan karate čempionato kata rungties 1 ir 2 vietų laimėtoja. Kumite rungties 2 vietos laimėtoja. Lietuvos Shotokan karate čempionato jaunių amžiaus grupės kata rungties 1 vietos laimėtoja. Europos
JKA karate čempionato kata rungties antrosios vietos laimėtoja. Europos suaugusiųjų čempionato dalyvė. Treneris Gediminas Jakubauskas. Simas Bertašius, Vilniaus Mykolo Romerio universiteto studentas, buvęs Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazijos mokinys, daugelio lengvosios atletikos bėgimo rungties varžybų dalyvis ir prizininkas. Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės varžybų 1500 metrų bėgimo rungties pirmosios ir trečiosios vietų laimėtojas. 3000 metrų pirmosios vietos laimėtojas. Lietuvos studentų čempionato 1500 metrų pirmosios vietos ir 5000 metrų trečiosios vietos laimėtojas. Lietuvos čempionato 1500 metrų antrosios ir trečiosios vietų, 3000 metrų antrosios vietos, 5000 metrų trečiosios vietos laimėtojas. Lietuvos universiados 1500 metrų trečiosios vietos ir 3000 metrų pirmosios vietos laimėtojas. Stipriausių Lietuvos lengvaatlečių parodomųjų varžybų 3000 metrų bėgimo rungties pirmosios vietos laimėtojas. Europos lengvosios atletikos čempionato pirmosios lygos 3000 metrų 12 vietos laimėtojas. Baltijos šalių mačo 1500 metrų trečiosios vietos laimėtojas. Treneris Juozas Garalevičius. Domantas Pauliuščenko, Raseinių prezidento Jono Žemaičio gimnazijos, kūno kultūros ir sporto centro mokinys. Pasaulio laisvųjų imtynių jaunių čempionato 9 vietos laimėtojas. 2014 metų Lietuvos laisvųjų imtynių jaunių čempionato svorio kategorijoje iki 76 kg pirmosios vietos laimėtojas. Lietuvos laisvųjų imtynių jaunimo čempionato svorio kategorijoje iki 84 kg trečiosios vietos laimėtojas. 2015 metų Lietuvos laisvųjų imtynių jaunimo čempionato svorio kategorijoje iki 84 kg pirmosios vietos laimėtojas. Lietuvos laisvųjų imtynių suaugusiųjų čempionato svorio kategorijoje iki 86 kg pirmosios vietos laimėtojas. Įvairių tarptautinių turnyrų nugalėtojas ir prizininkas. Lietuvos laisvųjų imtynių jaunimo rinktinės narys. Domantas įtemptai ruošiasi dalyvauti mokymo treniruočių stovyklose Daugpilyje, Latvija, Dagestane, Rusija, Baltarusijoje. Taip pat ruošiasi dalyvauti šių metų Europos laisvųjų imtynių jaunimo čempionate Turkijoje. Domanto treneris Valdas Grišius. Gintarė Greičiūtė. Drauge su Inga Molotokienė bei Antanu Germanavičiumi 2013 metais inicijavo ir įsteigė asociaciją Raseinių rajono savanorių tarnybą. Ši organizacija siekia skatinti, plėtoti ir puoselėti savanorystės kultūrą Raseinių rajone. Organizacijos savanoriai, jų tarpe ir Gintarė, bendradarbiauja organizuojant Raseinių krašto jaunimo apdovanojimus, protų kovų turnyrus Europrotai,
ekologinės iniciatyvos konkursą Eko logiška Žemės dienos šventę. 2014-aisiais Gintarė Greičiūtė, bendradarbiaudama su Neformaliojo švietimo asociacija Jaunimo akademija, vedė mokymus Savanorystė – kelias į mano ateitį. Misija įmanoma jauniems Raseinių rajono bedarbiams bei kitiems suinteresuotiems asmenims. Gintarė Greičiūtė yra Jaunimo Europos komandos narė. Šios organizacijos nariai yra nepriklausomi informacijos apie Europos Sąjungą skleidėjai kitiems jauniems žmonėms. Gintarė Greičiūtė aktyvi, kūrybinga, entuziastinga, organizuota, veikli asmenybė, pavyzdys ir autoritetas mums visiems. Martynas Volfa. 2014 m. gruodžio 19 dieną rengiamoje kraujo donorystės akcijoje dalyvavo per 40 raseiniškių, norinčių pasidalinti nieko nekainuojančiomis gyvybę gelbėjančiomis dovanomis. Vienas iš šios akcijos organizatorių – Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos mokinys Martynas Volfa. Tokių kaip Martynas dėka šventinio laikotarpio metu ligoninėse nepritrūko kraujo komponentų ligonių gydymui. Martynas yra atsakingas, komunikabilus, imlus, atviras, norintis keistis ir keisti žmogų. Didelis privalumas – geba suburti ne tik draugus, bet ir daugumą gimnazijos mokinių ar šiaip pažįstamų žmonių. Martynas turi savo nuomonę ir nebijo jos išsakyti. Malonu, kai matai prieš save jauną, pilietišką žmogų, gebantį suvokti, jog reikalinga pagalba ne tik artimui, bet ir daugybei žmonių. Martynas Volfa aktyviai dalyvauja gimnazijos, rajono bei respublikos organizuojamuose renginiuose. Įvairių dalykų olimpiadose laimi prizinės vietas. Respublikinėme skaitovų konkurse iškovojo pirmąją vietą. Danielė Aleksaitė. Raseinių parapijos jaunoji savanorė. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos mokinė. Kartu su seserimi Roberta jau keletą metų dalyvauja ir padeda visuose parapijos renginiuose, Karitas ir šeimos centro veikloje. Gieda ir groja gitara šventose mišiose. Abi seserys yra šeimos centro jaunimo lytiškumo ugdymo programos Pažink save savanorės. Danielė nuo pernai metų prisiėmė atsakomybę ir vadovauja Švento Damijono maldos grupiai. Tai jaunimo maldos grupė, kuri renkasi maldai ir bendrystei šeštadienio vakarais. Nežiūrint į didelį užimtumą, Danielė yra ir meno mokyklos moksleivė. Mokosi groti smuiku, dainuoja mišriame ansamblyje, daug koncertuoja bei sėkmingai dalyvauja įvairiuose konkursuose. Danielė Aleksaitė – atsakingas jaunas žmogus, kuriuo galima pasitikėti ir kuris gali būti pavyzdžiu mūsų krašto bendruomeniai.